Ar žinote, kokia mokykla yra seniausia pasaulyje? Tai mamos mokykla. Juk nuo pat pirmųjų savo gyvenimo metų mes stebime aplink esančius tėvus, senelius, juos mėgdžiojame, mokomės. Mokomės vaikščioti, mokomės kalbėti, savimi pasirūpinti ir įvairius buities darbus nudirbti. Aš čia turiu pasiruošusi 100 metų senumo virtuvės įrankius, kuriuos naudojo mamos, senelės, kad paruošti maistą. Pavyzdžiui, duoną kepti. Pirmiausia, reikia pasiruošti pačiam, prijuostę pasirišti. Ir, žinoma, indus. Čia yra duonkubilis. Didžiulis, tvirtas, medinis indas, paruoštas specialiai tam, kad galima būtų paruošti ir raukti duonos tešlą. Tešla čia paruošiama ir padedama šiltai, paprastai prie krosnies, kad galėtų sau rūgti, puškėti ir tada galima būtų kepti skanią, iškilusią, gražią duoną. Taigi, duonkubilis, kuriame užraugiame tešlą. Ir užrūgus galime formuoti duonos kepaliukus, kuriuos jau pašauname į krosnį kepti. Išsikepę duonos, vienos nelabai valgysim, norėtųsi ir sviestą pasigaminti. Tam reikalui mums reikia riebios grietinės, geriausiai kaimiškos, ir sviestmušės, arba kalatauka, muštuvis, įvairiai žmonės vadina šį nepaprastą įrankį. Šis įrankis, matom, turi dangtelį, viduje įpilame grietinės ir su tokiu plaktuvu reikia išplakti tą grietinę. Uždengiame, kad neišsitaškytų beplakant ir tada nuoširdžiai dirbam, plakam, kol vanduo nuo grietinės atsiskiria ir gaunasi tiršta sviesto masė. Ta masė tokia nelabai išvaizdi ir jeigu norime gauti nuostabų, gražų forminį sviesto gabaliuką, tą visą masę dedame į sviesto formą. Tai yra parengta tokia specialiai dėžutė, į kurią sudėjus masę ir padėjus šaltai, po kiek laiko galime atidarius dugną virš lėkštutės gauti gražų forminį sviesto gabalėlį. Taip, duonos turime, sviesto turime, sūrį pasigaminti kaip. Sūrį gamindavo dažniausiai iš varškės, į varškės masę pagardinimui įdėdavo grietinės, druskytės, kmynų, žolelių. Visą tą mišinį supildavo į sūrmaišį, į tvirtos medžiagos maišelį, jį užrišdavo ir paslėgdavo. O tam mes turim taipogi specialų tokį įrenginį sūrio spaudyklę. Čia atsidaro, įdedame sūrį, ar tiksliau dar varškės tą paruoštą mišinį, uždarome ir paslegiame. Dar galima kokį nors sunkų svorį uždėti, kad geriau suspausti. Paprasčiausiai tai būdavo akmuo, kur aš čia jį turėjau. Va, koks dailus, sunkus akmenukas, tai galima paslėgti ir tada laukti, kol sūris susispaus, bus tvirtas, nebus oro tarpų, tada jisai gerai raikysis ir ilgai stovės. Taigi, pasigaminę galim užkasti ir eiti rimtų darbų dirbti.